Vokietijos vyriausybė nutarė iki 2022 metų nutraukti visų atominių elektrinių eksploatavimą. Skaičiuojama, kad elektros energijos trūkumą kilsiantį atsisakius atominių elektrinių galima bus kompensuoti iš kitų šaltinių. Tai iš tikrųjų labai prieštaringas žingsnis ir manau, kad daugelis politikų ir ES aukšto rango politikų galbūt šito žingsnių nesitikėjo. Tačiau mes matome per paskutinę pusę metų, kokie įvyko didžiuliai pokyčiai energetikos strategijoje ir realiame gyvenime. Ir manau, kad tokį Vokietijos sprendimą padiktavo nelaimė Fukušimos atominėje elektrinėje. Ir šitas žingsnis, manau, Vokietijos yra gana logiškas, todėl kad vokiečiai jau gana senai atlieka įvairius mokslinius tyrimus ir yra labai daug investavę į atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymą pramonėje. Jie savo planuose turi iki 2050 metų energijos balanse, kad atsinaujantys šaltiniai sudarytų ne mažiau kaip 80%. Tai yra labai ambicingas siekis, kai tuo tarpu mes Lietuva tikimės pasiekti 23% ribą. Ir tai sako, kad iš tikrųjų ta elektros energijos rūšis ateityje gali tapti konkurencinga, lyginant su atominė elektrinė. Šveicarijos valdžia taip pat nusprendė nutraukti atominių elektrinių eksploatavimą iki 2034 metų. Tuo tarpu Lietuvoje toliau ieškoma strateginio investuotojo atominės elektrinės statybai. Kalbant apie atominę energetiką, aš manau, kad jinai iš tikrųjų bus. Ir tikrai reikia ir ko gero pritarti tiem paskutiniam žingsniam, kurie mes girdime dabar iš dabartinės vyriausybės, kad Visagine planuojama statyti atominę elektrinę, bet jinai planuojama statyti ne tik tais Lietuvos investicijų pagalba, bet solidariai prisidedant visom kitom valstybėm, ypatingai Pabaltijo valstybėm ir Lenkijai, kas leistų pagal patiktą principą ateityje kiekvienai valstybė paskirstyti pagal turimų akcijų skaičių kvotas, elektros energijos kvotos, kurios bus pardavinėjimas biržoje. Tai iš esmės pakeis visą energetinį balansą ES mastu. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų paspartins mūsų viso regiono, Baltijos regiono energetinį nepriklausomumą, o tuo pačiu ir ES energetinį nepriklausomumą nuo trečiųjų valstybių.